Tuoj, nu jeigu jau leidžia apžiūrėti, tai... Oi. Ei, kaip elektro kėdė atrodo. Eik tu sau. Kaip įdomiai. Eik tu sau. Bet tai tau džiaugsmas, liūdesys, kas tai? Nu, vat labai įdomu. Nes aš žinot, kokį tikiu tokią teoriją, nu, kad vat laimingas arba savim patenkintas gali būti tada, jeigu išpildai visas vaikystės svajones. Ar čia yra viena tavo vaikystės Tai čia vienareikšmiškai. Tai čia sentimentas, brūkšnelis, svajonė. Čia aš nežinau, ar jūsų laidoj būtų dar kitas žmogus, kuris labiau džiaugtųsi savo šitos vaikystės svajonės realizavimu. Tai gal aš visai nebloga vedėja? Tai nuostabiausia vedėja. Tai gal uždarykime ir einam prie kito troleibusą. Gerai, eik tu sau. Bet čia tai... Nu čia kažkaip užsidarys. Tai kokia ta vaikystė, jinai buvo kaime, vienkiemi, nu taip grubiai nuo 5 klasės iki 12, tai Rūdiškėse, vienkiemis, 3 kilometrai iki civilizacijos ir gyvenom taip, kaip kokiam filme Namelis prerijose, kur mes į parduotuvę važiuodavom labai retai ir reikėdavo parduotuvė tik druskos, degtukų ir aliejaus, nes viską darydavom patys. Nuo pieno produktų, kur ten ir sviestą pats mokėdavau mušti, jo iki duonos kepimo ir viskas.